Ką, atvažiuoju į ofisą, kas nežino, esu Saulius, vienas iš startupiorų, kurių verslus viešai. Pagrindinis verslas buvo Strips.lt ir turėjau dar kitų porą e-komercijos projektėlių, bet gavęs investiciją, kad aš vakar pasirašiau, pradedu kurti kažkokį AI sesą. Tai va, tai bus daugiau apie dirbtinį intelektą dalykų. Kas dabar, ką tik grįžau po myto su viena įmonė, kuri nori nusipirkti stripsus. Nori, nežinau kiek nori, tikiuosi, kad nori, atrodo, kad nori. Pasiklausinėjau viskus buhalterinius klausimus, šiaip viską, ką reikia perkant verslą ir sakė, duos man atsakymą. Nusipirkau ausinės. Vakar tai labai noriu, ar useless, gal, bet atidaviau draugai savo AirPodus, tai vis tiek reikia kažkokių ausinių. Jeigu komentaruose rašysite, kad yra žymiai kokybiškesnių ir taip toliau, tai aš žinau. Aš pirkau, nes man yra patogu, pasiimti viskas Apple, čia tiesiog patogumo reikalas yra. Gerai. Tai jo, tai dėl tų stripsų, kadangi investavimo sutartyje yra parašyta, kad aš negaliu nieko kito daryti, kaip galiu, bet tiesiog būtų gerai, kad nedaryčiau, tai aš tiesiog bandau parduoti stripsus dabar. Ir jo, tikiuosi parduosiu. Noriu parduoti kažkur už mid-5 figures. Ir žiūrėsim, kokia situacija bus. Užpakokime šitą bad boy. Nusipirkau, kad kaip dovanėlę savo. Dėl tos investicijos vis tiek čia visai accomplishment yra toks. Taip, savo. Geras. Kietas, žiūrėk. Lemma Apple'as, o čia yra tiesiog brandas. Čia yra tiesiog... Holy. Tokia vas spalvytė. Manau visai nieko, man patinka. Gerai. Čia pasirodo šitas keisas, kai tu įsidedi, taip išsijungia ausinės. O kai tu užsidedi ant ausų, tada jis susijungia. Visada Apple inžinieriai. Pirkau naujasis, man reikia Type-C laido, nes, žodžiu, viską atsinaujinu ir telefoną turėčiau visur Type-C laidą, kad būtų patogu viskas visur tas pats. Gerai, hebra. Aš varau dirbti. Nu ką, labukas. Nepamenu, ką paskutinį kartą filmavau, bet jau yra ketvirtadienis, rugpjūčio 21. Einio vakar buvo first day back in the office, let's go. Buvo iš karto žymiai smagiau dirbti. Ir jo, aš dabar kavutės pasiėmiau. Ir varau į ofisą. Smagiai praleidau rytą. Ką vakar pasidarėm, tai realiai tą lokalį projektą vėl atgyvavo. Nes buvau išjungęs adas biškai, nes pradėjau į Lietuvą leisti, jau nieko nebekonvertavo. Tai jungiau atgal ad, žiūrėsim kaip ten seksis, padarėm subscriptioną modelį, sutvarkėm visus flowsus, produktą kažkokią padarėm, vraperiuką. Ir jo, ir reikės dabar grįžę dabar aš nedus sutvarkysiu dar labiau, reikia nuo jų pakepti video ir Oinis padarys kažkokį, kad veiktų produktas pats. Ir dar mes dabar 3 valandą važiuosime, 3 valandą varysim pas tos investuotus į ofisą. Kažką biškiu dar pabrainstormint, pakalbėt kaip kas. Ir va, tai va, aš lėkiu į ofisą, geros kavelės, gražios danelės ir let's go. Tai va, lokaliai buvo tiesiog jiems kaip rodymas, kad galutinis taškas, kad investuotų. Tai jeigu matai tą video, tai ir padariau šiandien per 2 dienas. Tai jo, sakė, lokaliai 100 milijonų nebus, tai paverta. Tai ko gero reikės kilinti, bet pradžiai gerai, mes dabar lokaliai dasimušinėjom ir vakar paleidom medus. Nes labai viskas gerai ėjo, Europai brodas, ten 8 eurų būdavo, bet pradėjo Lietuvai mesti, tai jau čia žmonės pradėjo matyti. Ir tada, tai va, aš pradėjau žmonės žiūrėti, visiems pradėjo mesti, iškart nukrito pardavimai. Labai smarkiai. Tai aš kliūdinau, tai negrįžo taip, kaip buvo, bet dabar testuoju, dabar subscriptioną paleidom. Welcome back. Sveiki visi. Varysim praeinitą mušinėje, kad veiktų jau laukalai viskas normaliai. Ir varysim už valandos pas tuos investuotojus kažką pakalbėti, kažką padiskutuoti. Oi, prisipirkom viskučio planų. Čia GPT ten aukščiausias, kur manau, kad nebereikia. Veltui nusipirkom. Nes aš sėdien naudosiu tą workspace. Man nereikia. Tai va, tą Lovable kreditus prisipirkom. Ir dar vakare gal varysim apžiūrėti ofisą. Bet dabar pažiūrėti, aš čia pradėjau pirkti. Kiek čia daug šitų, vėl čia tiek, kas čia, geriausi gėrimai Lietuvoje, Bright, Natural Focus Energy. 0 gramų added sugar, nėra sweeteners, tai man myliu Bright. Kodas koks? Startupiorai. Kur gali nusipirkti? Brightdrinks.com, mačiau. Tai va, žodžiu, pradėjau tokį dūf į namus maistą, man atveža kiekvieną rytą. Sorry bitchas, kuris laukia šiandien 5 minučių, kol atsikelsiu. Tai čia taip atveža maistą ir not gonna lie, trash, tipo. Agurkėlį, bet bent jau šiandien agurkėlį dėjo. Tai va, čia gaunu tokią užkanduką. Kas čia? Tipo, va, kas čia? Tipo. Trash, žiauriai, tipo. Nu čia skirta tiems, kurie realiai nori numesti svorio ir aš suprantu, čia yra žiauriai gerai, nes tipo subalansuotas maistas, bet...
Nerekomenduoju, man atrodo, sėdės bekas į ruošęs tikrai geriau. Bet čia tai, čia kažkokias rubana, tai suvalgysiu. Agurkai prasipylė, smirdės viskas. Paškas, ble. Nu kvepia, čia tai skanu matau bus, čia bus skanu, čia sak, daugiač book bites cover, bet tai va, bet nu, ble, tai, sorry. Blemba, pažiūrėkit, kiek čia maisto ir čia nieko ne. Ir čia kokie maistai, čia ir pusryčiai, ir pietūs, ir vakarienė? Jo, bet čia tipo pusantro štukas kalorijų, nu čia mažiau, tipo pasiėmiau. Ir aš moku maždaug 2 eurus į dieną. Tai man jau geriau užsakinėsiu. Nu taip, Sponsoras atsirado. nes aš valgau pusryčius namie, tai 2 kartus užsakau. Vienas gyvenu dabar, draugai išvažiavo, paliko mane, vienas dabar gyvenu, tai ką man. Gaminti ir dar valgyti. Bet galvoju tai va daryti, galvoju ryte pavalgai pusryčius, mano tos mega super duper pusryčius. Pietums užsakai zero bolą ir kažkas, o tada vakarienė tiesiog steikas, o nusipirk ir pasikip. Ir va gaunasi tie patys 2 eurų. Nu, bet čia kažkokias daržovės, avinžirniai, brokoliai. Na, čia 100 eurų išleidau šitam pyti. Tai va, karoči, mes varysim pavalgyti, tos siksim mašiną, kai važiuosim, tokios einis nepamirš pafilmuoti. Geležinė vilko 18A. Geležinė vilko 18A. Gerai. Gerai, ir tada jo, užtėt. Gerai, super. Ačiū labai. Iki kvietą. Iki. Varysim pažiūrėti ofisą. Pirk dangoraižį. Žinai, mes kaip sakė, karoči, mes padarom, kad viskas atrodo žiauriai cool ir fancy, o iš tikrųjų yra viskas papigiai. Tipo varom į Mykoną. Ne, tai tu prisimink, kad viskas iš tėvų pinigų. Ja. Mes kiek buvom su Pauplyte, jinai vis laik žvengia, sako, tai va, Apple'as iš tėvų pinigų, sako, koks jų skirtumas, tiek viskas iš tėvų pinigų. Nesako, kaip pinigų, tai realiai pinigų skaitai. Taip, čia yra tėvė. O, MB naujas pavadinimas. Tai, bet čia, žinok, tai čia bairis yra, kažkada raštai viską matau. Mes čia tiesiog sėdėm, mums tėvai duoda pinigų ir mes pinigų skailim. Net nedarom, mes net Mes neskėlinam. nedarom, mes prarandam visus. Ne, mes iš tikrųjų tai nieko nedarom, mes tiesiog rašinėjom visiems kitiem tėvam, kad irgi mums siųstų pinigus. Ir mes po to, mes tiesiog įdedam į S&P 500 ir po to pabiškai duodam jiem procentėlį. Tikėliu tą, kad pažiūrėtų YouTube video, kur kad gauna investmentą, tai dabar žmonių, beliekia žmonių raštų. Tai nesakinėk nieko, vis tiek sakyk. Sakyk, čia tėvų pinigai. Tėvai, mes paro. Insane. Biškai ten pafilmavau. Tas ofisas tai insane. Bet čia, karočiui, backstorage yra pieštukas. Pirmas dangoraižis Vilniuje, ten berods stiklinis. Jis yra jau gan senas labai. Jis yra jau senokas ir jį nori nugriauti, nes jis tipo netinka standartų salė. Ir jie labai geras sąlygas duoda. Tai neterminuota ten realiai beveik, tai vat galvojam, gal šitą pasiimti. Vis tiek verta, keliam mėnesiam tikrai verta. Jo, aš manau. Tai. Bet tas, kur rodėm, tai brangokas. Bet jie yra dar tokie mažiukai, bet jie senoki, blema, tos duris ne vaibas. Bet viršū tai vaibas, tikrai. Ne, nes tu pagalvok, kad muzoną negalėsim leisti. Nes man matai ten corner office, tu vis tiek cornerį gali leisti. Ne tiek girdėsis, kai tu vidurysi. Na jo, nu tai va, hebra, tokia ir kalba. Nu ką, Inis rodo, kai veikia. Pajungia saitą į italų kalbą. Na va, žiūrim. Nusintėm paprastą translatorį. Šiandien supratau, bet pažiūrėk, kaip sunku buvo translatorį. Ne, bet ir subject, matai, padarė. Žiauriai ilgai galvoju. Tai reiškia, nes čia labai ilgas website'as, čia matai, čia daug. Tai čia tu ir turi galvoti, jeigu praryt pagalvos. Vo, žiūrėk. Dabar reikia translations. Ok. Reikia translations. Vo. Ir tau original, translation. Ir kiekvienam. Ir dabar čia, man atrodo, gali dar ir taisyti, jeigu nori. Paspauskime bet kurio. Damn. Gali dar ir šit. Damn. Yes, headingai yra. Good job, Tai good čia job. daugiau negu translation. Jo, gerai. Toks susėdžiu. Klaviatūra, kompas. Dabar yra sekmadienis. Rugpjūčio 24 diena. Vakar žaidžiau Lietuvos čempionate ir šiandien dar žaidžiu Lietuvos čempionate. Tinklinio, pliažo tinklinio. Tai nedirbau visiškai. Kam įdomu, likom 5. Bet... Tai o, aš dabar esu žaidęs, grįžęs namo pailsėti biškai, grįžau į darbus, nes jau visai nemažai daug praleidau. Seno darbo, bet nu jau norisi grįžti. Tai kokia situacija, šiandien skubėjau nusiųsti strips pirkėjui, ten tokias, nu, ten porą tokių analizių. Analizių, nu, žodžiu, aš turiu tokį pluginą, kuris skaičiuoja tipo visą profitą ir aš jį prijungiau prie to plugino, kad jis galėtų pasižiūrėti visą situaciją, nu, kaip ten, kur tie pinigai išleidimi ir taip toliau. Tai va, ir rytoj 1 valandą susitinkam su pirkėjais. Tai smagu, laukiu, labai noriu parduoti, realiai parduosiu už bet kokią kainą, kokią jie man pasiūlės. Jie to nežino, bet dabar yra kalbama tarp P-Camp-K kažkas tokio. Manau, fair kaina, atsipirkimumas greičiau negu metai ir tiek. Dabar pasidariau darbelis, turiu porą
kažkas blogai su Stripe paymentais. Neleidžia žmonėms nusipirkti mūsų tos eso visiškai. Kaip reikia tai sutvarkyti? Eisa. Tai va, kokį indusą Fiverrį pasamdysiu. Indą. Ir jo, ir tada prašysiu jaučiu, mačiau tokie bičiukai irgi ten daro biuro viziją. Visai kitai atrodo. Ir mes, jeigu, vis tiek dabar kraustysimės naują ofisą, tai noriu, kėdžių nusipirkti stalų, tai paklausiu, gal kokią nuolaidą gali padaryti, vis tiek nepigiai čia gausi čia štukas, taip daugiau net, nes norisi gerų kėdžių nusipirkti. Tai va, hebra, realiai tiek, aš variau pasidarbuosiu biškiu keletą valandų, grįšiu namo ir tiesiog būti techninis dalykus toliau. O rytoj sutiksim, tai iš ryto turiu jau veiklos geros. Tai va, hebra. Žiauriai, taip jaukiai, romantiškai sėdžiu. Valandas pasiriau beveik lygiai nieko, pusę laiko pračiatinau su... Tai žodžiu, dabar tokia situacija, aš tokiems savo draugeliams, kurie turi labai patirties su media buyingu ir šiaip e-com brandais, aš jiem perleisiu 5% to savo kito brando ir jeigu stripsų neparduoda, irgi perleidžiu. Ir tada jie bandys paskailinti į užsienį. Jo, ir tada tipo 1M month, toks planas. Black Friday, kus 500 kaimėnis padaryti. Wow, saldžiai skamba. Tai jo, tai va, savo ramiai dabar darbuojasi. Pasidariau nedaug, toks tipo melatoniškas rep padarai, kažką ten padarai, toks tipo labiau relax sessions man. Ir jo, tai dabar dasimušu čia dar porą dalykėlių su brandukais savo. Ten prieš stripsų pradavimą rytoj sutiksim. Peace. Subject. Darom Lovable app from Lovable. Čia kukina 26 ideas for passive income. Nes čia realiai geriausias, aš jums pasakysiu, tėvų pinigai ir tėvų pinigai. Dar kartelį. Ne, aš ką darau, galiu parodyti jums. Kalbu su bičiu, kuris yra Axel, bet gero paslėpęs indusas ir bandau suorganizuoti explanatory video, app video. Yes, ir dabar... kad nafik Stripe'us irgi, nes Stripe paymentai jau 800 eurų vertės paymentus neleido atskaityti žmonėm. Antiklaino, tai naujas Stripe dabar kuriu ir imsiu indusą, kuris tvarkytų man Stripe. Ką padarėm su jau locally? Tai ką tu padarysi locally? Taip matysiu iš save, ne? Ar čia galima apsukti? Wow! Gerai, žiūrėk, ir apsuko mano veidą. Perkūrinėjom mes dabar appsą iš tikrųjų, dėl to, kad vis tiek landing page'as toksai buvo biškai apie nieką, tai dabar susipaprastinom, ką mes konkrečiai dar darom su to locally. Mes daugiau eisim gal į ad creative'us, UGC's, e-mailus, bet aišku ir sakom, kad website visą lokalizuojam. Tai va dabar biškai perdarinėjom ir jau pasileidom į reklamas, ir reklamos gerai veikia, bet mums Stripe'as, kaip Saulius sako, suknisa viską, tai mums reikia indusą, kuris normaliai prijungtų Stripe'ą ir taip pat dar darom šitokį video, kad būtų gražus. Ir žodžiu dabar va viską tada susipaprastinom visą website, dabar ištrinėjom visus dalykus, kurių nereikia, pridėdinėjom, kuriuos reikia ir turėtų būti dabar gražu, tai irgi bandysim šiandien viską pasibaigti, kad šiandien galėtume pasileisti, nes reklamos veikia, žmonės perka, bet neturi ką pirkti ir dėl to, kad neveikia Stripe. Tai dabar tiesiog lūzinam realiai money visą laiką. Tai reikia pasitapinti ir po to po truputį darysim jau, kad dar ir veiktų netgi apps. Kol kas nelabai veikia. Tai man realiai translatorius yra Google, bet jau šis beitas. Tai va, tai žiūrėsim kaip tenai ir jau tada parodysim, kaip tenai mes darom. Kaip boomeris. O? Taip, apšė nugaros neskauda, va čia va taip klaviatūrą pasidedu ir važiuoju ekraną. Vienai, kai mes sakydom, kad tenai ekranas ir tada guli ir tiesiog žiūri viršų. Ir dar paskaminom, ką mes baldom. Dar negalim sakyti kam. O, norim kraustytis vieną ofisą, tai tą mūsų žiaurį nerealų ofisą, kur man pasakė, kad vis dėlto nuspręsim, kad nenamuosim. Bet už tai varysim, pažiūrėsim. Yes. Ir irgi parodysim, reikia nepamiršti parodyti. Parodysim vieną ofisą. Ten gera vieta, bet negeresnė negu ten apie štukį. Bet aš jai dar prašiau, tipo, kaip suprasti, tipo, žinot, kad mes esame. Žinot, kas mes. Parodau biškį vaizdą ir tada jau galės žmonės. Viskas padaryti gražu. Čia matai, ar ne? Kažką matai, šitas nice. Nice. Matai, žinai, kas nice, patiko kaip reviews padaryti. Pažiūrėk, kad blowing biškį behind. Taip, padariau, kad 10-15% less white parašiau. Nice. Gražiai, ne, vaida? Gerai, nice. Va, website'as padarytas, kaip sakoma, kol kas. This video indusas, kad susarkytų man, bet indusas nuo iš Italijos. Use the restricted key option, create new restricted key with permissions for webhooks and subscriptions. Kažką girdi prieš tai muziką. And share the one with me, don't use the full secret key. Yeah, I know, bish. I just ask you that. Pašėrinom full Stripe'o key, kad jis galėtų naudoti. Providing this key to another website. Čia va sėdimų, darome website-čiuką. iPress.
Aptačiukas beveik padarytas, Saulėnas kalba su indusais ir labai ten sunkiai bando susibendrauti. Vienas indusas padės straipą setapint, bet Saulis ten ir straipo key įmetė jam jau API-aus, dar kažką ten įmetė jau į chatą. Ir dar su vienu indusu dėl video. Chatinant ten storyboardą reikėjo padaryti, tai padarė čia GPT storyboardą, jis iš vis atrašė indusai, tai tu padaryk, sako man storyboardą. 200 eurų mokam, tai... Tai tegu padaro. Publika, kada paskutinį kartą mane matė taip vėlai ofisą? Kiek jau valandų? Pažiūrime. Va, 20-26. Tai nėra taip vėlai. Nėra taip vėlai, bet užtat Saulis jau pagaliau ilgai būna ofis. Ir šiandien ką dar buvo? Tik kur buvai, Saulis, papasakok. Dėl strips pradavimo. Nežinau, kažką sutarsim. Pakalbėjom daugiau, sutarėm ten. Tai man atrodo, žinai, kad parduosiu. Dar nežinau, už kiek skambinsim. Rytoj, ryt, poryt. Ir galutinai kainą suderinsim. Neparduosiu, jaučiu taip heavy, ten kaip galvojau, kad parduosiu. Nu, negalvojau, kaip norėjau, taip I guess. Bet parduosiu už kainą, kuri mane tenkins. Tai reikia, karočią, parduoti. Tada tą kitą brandą skeilins mano, karočią, ten tokie draugeliai. Ir... Dar mašiną parduoti? Mašiną parduodu ir 100K likvid, karočią. Ir metų golas. Bye, guys. Nu ką, jau po darbų 9:30. Nepatikėsit, kur esu. Esu jame eilėj. Ainis užmotivavo vakar, kad valgė, sakė, žiauriai skanu. Mes anksčiau, kai buvom kai lankėm tinklinį 2 kartus į dieną profesionaliai, tai mes vykdom jame kartus 4 kartus savaitę. Ten buvo mukbang after mukbang ir insane. Ir aš nevalgiau jame gal kokius metus jau. Tai žiauriai norėčiau. Užsinorėjau labai. Tai pasiemu jame ir lėkiu namo. Pasijungsiu serialą. Kaip vis tą plausiu, kol draugai grįš iš darbo, pašnekėsim ir eisiu savo ramiai miegoti. Tai va, prašykite komentaruose įdomesnį šitas video, nes čia biškai daugiau veiksmo dabar vyksta, dviese, fainiau, ofisą apžiūrim, nes jau jaučiu ten tie paskutiniai 4 video tokie, kur iš ofiso, nežinau. Prašykit, duokit insight'ų, nes taip, mes tik taip galim tobulėti, žinai, su tais video. Nes dabar jau, kai atsirado auditorija, tai nebe tik dokumentuoja, bet noriu kažkaip, kad ir jums ta dokumentacija būtų įdomi. Tai jo, su Stripe dar išsiaiškinau, su tais indusais, blema, komunikacija, bet grįžęs namo dabar išsiaiškinsiu. Tai va, jam iki kebabai laukiu 10 minučių. Kai aš taip ilgai čia fast foodas turėtų būti. Tai va, nesnervuoju ir varau namo. Sutiksime rytoj. Varysime ofisą ir rytoj apžiūrėti vėl. Tai va, iki rytoj. Kaip tu su šitas ofisas? Kaip man šitas ofisas? Bent jau pamatymas Nežinau, man biškai brangu. Čia to brangu? Palyginti su tenai? Nu tai ne, tame esmė, aš galvoju 500 viskas tada normaliai, bet dabar čia klausiu. Tai pasiderinsim, aš sakysiu, kiek tu spam gali mokėti. Čia toks low ball, I love it. Jo, ir tas sakys, gerai už 5 galim sutarti. Tai 600 kiausių parkingo vietą. Jo, su dviem. Ką gero, hebra? Kamara. Varau Nidą šiandien, paskutinį savaitgalį vasaros. Pačilint varau vien tik dėl kaip klėlės tinginio, if you know. Linkėjimai kasininkams, nes kiekvieną dieną ateina ir žinoma mano orderį. That's the whole point, you know. Perleidinėjau vieną iš mano brandų, ten vieniem kitiem žmonėm dabar bus naujai, ten vadovai / viskas, owneriai, nežinau. Ir jie ten viską darys. Stripsus turėsiu šiandien dar skambutį finalizint ten kažką. Noriu greičiau jau parduoti ir jo, ir varysiu Nidą. Vainis kukina čia naujus vraperiukus, kraučia. Let's not forget Bright. Startabarai, so call it brightdrink.com. Va čia, o galvojat mes iš kur gal negeriam. Galvoja, kad mes kažkokie. Pažiūrėkit, visas šitas išgerta. Pažiūrėkit čia. Sako, negeriam. Ir jo, kitą savaitę kraustamės į naują ofisą. Pabandyt padaryti, kad kuo mažiau pinigų išleisti. Perklausys visą video tiesiog ofiso persi. Tai va, hebra. Aš sakiau valgyti, neskys vieni, ką aš sakiau, bet va, ten žiauri bus meal turėtų būti. Kažką voka, ne? Ką? Ne voka? Aš sakiau voka ir bao bun. Ir voka ir bao bun? Jo. Aš šitai žiauri greit kalbu. Jo, čia bus toks. Vienas iš manęs šaipus, nes mano draugė dabar išvažiavus ilgam. Tai ir aš gyvenu vienas. Na, funny. Gerai. Varom, aš toliau dasimšlėt dalykus. Nu ką, hebriukai mano. Aš jau Nidai. Va mano darbo kampelis. Dabar jau yra beveik 2 valandas visą dieną pliaže praeikvau, tai jau skubu varau į pliažą. Pasimėgau dar vasarą. Ką tik turėjau kolą su stripsu tuo pirkėju. Nu kaip ir viskas jau. Apsitarėm ten tos niuansus. Sunkiausias klausimas yra tas perleidimo, žinai, verslo viso. Kadangi aš nenoriu būti prisirišęs, aš noriu sak parduoti ir pamiršti. Tai dėl to tą turėjom labai suderinti. Jo, tai kaina kaip ir aiški maždaug, taip kaip ir sakiau, kiek ir norėjau. Bet
turim dabar paruošti sutartį ir apsibrėšim, kaip tai vyks pinigų perleidimai. Tai va, tai smagu, bet dar kol nėra sutarties, tai dar nieks neaišku. Jo, tai laukiu sutarties kitą savaitę ir tikiuosi jau parduosiu. Aš varu pliažą. Ola, konnichiwa. Aš jau Vilniui, šeštadieniukas, ofisiukė, ramybė, nieko nėra, sau galiu ramiai dirbti. Tai jo, grįžau iš Nidos anksčiau negu planavau, nes kažkaip padariau visą, ką norėjau. Vilniui labai geras oras, žiauriai noriu padėlį šiandien pažaisti. Niekas negali žaisti padėlį, nafik, tai jo. O ką dabar, tai reikia tiesiog sėdais, išsiaiškinti, padaryti kreativų gerų. Jo, tai kažką ramiai padirbsiu. Oi, žiauriai oras, tikrai, tik džiau. Atvarėm Ikea nusipirkti daiktų į ofisą. Pradėjo, žinokit, eiti čia biški mum try locally mūsų seiliukai. Žinoma, kaip sakyk, Saulius nesutvarko Stripe'o, tai mum vis tiek belenkaip daug yra, žodžiu, bandymų nusipirkti, bet nesugebėjimų, nes Saulius su Stripe'u nesugeba sutaisyti. Būtume turėję 2K MRR. Jo, būtų apie 2K, gal jau nedaugiau MRR'as, bet tiesiog žmonės negali pirkti. Jie nori mums atiduoti pinigus, bet mes nesugebėjom jų pasimti. Tai va čia problema. Dabar yra 300 MRR. Dabar yra $300 MRR'as. Eurų MRR'as. Ir tada mes dar pagalvom, kad padarysim atskirai biškai, kad ir lengviau būtų skilint, gal ir įdomiau, gal bus patiems žmonėms lengviau supras, ką mes darom. Ir tiesiog bandysim ir taip, padarėm atskirą landingą, realiai tik tai static adų localizinimui. Tai kad tu tiesiog įkeli static adą ir gauni bet kokį selektintą marketą, kurį pasirinkai, gauni išverstą adą. Tai va šitą jau mes neblogai darom. Tai va dabar padarėm website tam ir kelių dienų bėgi tikrai bandysim paleisti adus ir šitam reikalui. Ir pasižiūrėti, ar gal žmonėms taip lengviau yra šiek tiek nusipirkti tokį dalyką. Ir mes plus čia duosim išbandyti nemokamai kelis adus. Ir tada gal šitas irgi padės daugiau konvertinti žmonės į gerą MRR. Ir žinoma, jeigu veiks Stripe'as. Nes for free tai Stripe'o nereikia. Bet Stripe'as, jeigu nefeilintų, tai būtų labai gerai mums. Tai va šitą irgi bandysim išsiaiškinti. Ir šiandien jau judėsim dar ir naują ofisą. Tai parodysim iškir to. Ir taip pat Saulius, aš tikiuosi, jau šiandien galėsi pasakyti, kad aš sutvarkiau Stripe'ą ir jis dabar man veikia ir eina paymentai. Ačiū italams, kurie perka, nes geriausiai kažkodėl veikia italų market. Tai va tiek jums žinių, kaip sakoma. Ir dabar dar Sauliu parodom. Eik tu savo kaip tas. Kaip kėdai. Va, kiek Brighto gerim. Visa šitas. Šiandien boksukė buvo osus. Parodyk šį kažką. Linkėjimus. Osus. Nu, galiu parodyti, kaip atrodo Stripe'ai. Ui, pažiūrėk, tik iškišo galvą visą. Esmė, kame, šiaip jeigu turit video, kurie nusimanot ant tą Stripe'ą, maldauju padėkit. Va, šiandien jau pradėjo succeedint pagaliau paymentai, bet yra labai daug incomplete ir cancelled, ir jie visi yra cancelled dėl 3D security, tipo, kad kai bando autentikuoti banko kortelę, Italijoje, pavyzdžiui, nėra to dar autentikacinės biškai atsilikę neandertalai ir, negražiai pasakau, jie yra atsilikę ir pas jos bankose nėra to dar 3D security, kaip, pavyzdžiui, Revolutą nueina authenticating, paturi kažkaip arba Swedbank'e. Tai jo, ir jiems feina, nes jų vis tiek prašo, tai kažkaip reikia tą sutvarkyti. Mūsų investuoti suveda su vienu payment tenais tų fikserių ten kažkokių gerų. Kažkaip tvarko. Nu, bet jau bent jau kažkiek paymentai eina, nes sakau, praeitą savaitę ten 1,5 K vertės tipo subscriptionų, tiesiog cancelingo, tai biškai gaila. Vyksta diskusijos, kaip sėdėti čionais. Nu ką jau, paskutinė diena mūsų sandėliukį. Visai liūdna, nes pradėjau daug valgyti čia tokiam valgykloje pačiai. Ir ką tik valgiau pusę žemaičių porcijos ir pusę ceplinų porcijos. Ir ceplinai buvo tokie basinkai, tai wow. Ir dar buvo varškiečių kraškės, nežinau, manęs varškiečių mano visam dalykas ever. Tai jo, aš kraustausi, daiktus nerčiau labai daug. Reikia susitvarkyti, biškį čia sienas paplauti. Va, tai mano stalčiukas šitas reikia jį susidėti ir sinešti. Ir jo, bus mainly ir varau į naują ofisą. Praleidau čia virš metų. Ir tos metus daug kas pasikeitė. Labai daug kas. Toks sentimental thing. Nu ką, jau naujam ofise. Tvarau su visais daiktais.
žiauriai didelis ofisas, net, nu, geras, kadangi vis tiek plėsimės bus daugiau žmonių. Kas čia dar? Nu va, tai čia, mes čia dar debatuojam, jaučiu kaip čia viskas bus, bet čia yra toks blokas atskiras kambarys, tai čia galėtume taip, kad kažkas tyliau. Ir čia va yra žodžiu space'as, čia kol kas dirbam, čia galvojam padaryti užuolaidas, kad čia būtų kažkoks game zona, tipo, čia teliką turėsim, ten kažką dar pačilinti. Ir man skambina. Jo, čia aš čia dabar taip įsikūriau, atsivežiau viską. Kėdė nežiūrėk, kad čia bus naujas, bet, važiuoju, įsikursim fainai, bus čia labai gerai, tik tais reikia dar tam laiko, nes taip norisi pajausti, šitą, kaip čia viskas turėtų būti, čia tas kambariukas, whiteboardai. Tai įsikursim labai fainai, bet aš dabar už 2 savaičių išskrisiu į Olandiją ir varysiu dar į Portugaliją, tai po to pačiu tai ten, iš ten darbuosios, tas 2 savaitės, tai, jo. Tai nelabai čia būsiu, tai vieni čia bus vienas su kažko. Tai ir pažiūrėsim su laiku tiesiog, kaip įsikursim čia. Video jau čia eina jau galą, tai... Mes apskau čia gražiau. Bravo, kodėl nereikia? Man, new webas, čia dar aišku reikia daryti, bet parodom jums. Va, pavyzdžiui, tokį galima. Mobile version, boots. Gražiai viską parodo, animationai visokie. Žiūrėk, šitą kaip jis gerai padarė. Op! Pum, 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 pum. Tai kažkaip sulėtėjo žiauriai. Kažkaip greičiau buvo. Padarysim greičiau. Bum, bum, čia kažkaip gali nusipirkti, free, nes geras produktas kročia ir tada padivėjau $50 a month. Tai va, insane. Tada, ką dar norim padaryti, dabar AI pasaulyje labai pradėjo populiarėti visokie šiaip creative minds, bla. Žmonės pradėjo naudoti visokius tipo mascots ir taip toliau, avatarus. Tai mes ėjom Ikėjui ir radom tokį draugą, kuris realiai atrodo kaip mūsų mascot. Nes čia yra pasaulis, mes lokalizuojam, padedam žmonėm lokalizuoti naujas rinkas in minutes. Tai scale the fuck up in minutes. Ir tada, ir dabar mūsų draugė, Ugnė, nubraižys kažkokį maketą, kurį paskui galėsim nusiųsti 3D editoriam, galėsim daryti video visokį. Ir jis bus mūsų mascotas. Turim tokį idėją. Tarkim, tai uploadini kreatyvą, kurį nori išversti. Ir tada jis pasiema tą kreatyvą, pas jis randa šefo kepurėlę, šefo visas plošius. Ir tada jis kukina, kai tipo renderina tą naują nuotrauką. Čia kaip marketingistai daro AI sesą. Ir dar, karoči, ką aš dariau paskaitai, kokią užduotis reikės, tai mums reikia surasti AI devą. Kas iš jūsų yra AI devai, kurie norėtų čia dirbti? Pažiūrėk, koks ofisiukas naujas, biški toksai Torium, o eik tu savo palakal čia. Tor, va čia, va žiūrėkit, nauji dalykai, boom, va čia, va tavo būtų darbo vieta. Jokauju, nebūtinai, bet va, belenkiek vietos čia dar bus užuolaidos, čia telikiukas, čia sofkutė, tenai va yra dar atskiras ofisiukas, va čia dar bus, iš esmės, galbūt va čia va tavo darbo vieta, čia bus stalas, čia va sėdim, whiteboardai čia kažkokie ir netgi viso to va toksai kambariukas, čia gal minkštuką padarysim kambariuką, nu žodžiu, čia dar darysim. Tai va labai smagu, tai jeigu tu esi AI devas, moki šą daryti ir nebijai darbo, o ne tiesiog nenori daug pinigų pradžiai, bet nori daug pinigų po to, tai jungis, karoči. Jo, turėtum salary base plus stock optionas kažkoks. Gali būti ir junioras, gali ir kažką išmanyti daugiau, nes AI jūs nieks nemoka pilnai AI-us, nes vis kiekvieną dieną jis tobulėja ir nespėja visi mokyti. Tai žodžiu, reikia bet ką, kas nusimano ir kažkiek gali rašyti kodą. Tai rašykit į šitą, rašykit į LinkedIną mum, arba Sauliui, arba Ainis Statulevičius, arba Saulius Vilkelis. Ir tenai Sol Vilkelis arba Ainis Statulevičius, tenai susisiekit su mumis, bus vis tiek description'e video ir mes jums atrašysim, pažiūrėsim, pasiskambinsim, susitiksim ir apsitarsim. Tai va video endingas, don't forget Bryce ir Startuperai 20. Ir video editingas, pačekinkite... Nes Startuperai 20, sak Startuperai. Startuperai, sorry, jo. Pačekinkite linkus down below. Ir jo, iki kitų kartų, tigi bidžiau.